Aš kaip profesionalas, bet čia vėlgi mano asmeninė nuomonė, galvoju, kad tai yra visiškai bloga mintis. Visiškai bloga mintis. Dėl ko? Dėl to, kad tai yra pirmiausia gatvė ir gatvę palikime gatvę. Yra tam tikra urbanistinė situacija, yra tam tikras užstatymas, yra tam tikri traukos taškai ir tai paimti, kad paimam iškirpam iš bendro konteksto ir kažkas pasakė, padarom ten tokią erdvę, nes ten kažkas vaikšto, tai yra visiškai neprofesionalu. Jeigu jau, kad reikia tokios erdvės jaunimui, taip. Kad spekuliatyviai pasakyti, kad dabar nėra tokios erdvės, vadinasi, jaunimas nestoja universitetą, visiškai spekuliatyvu ir visiškai neteisinga. Todėl, kad tas pats miestas irgi yra tie patys žmonės, pasižiūrėkit, kodėl labai mieste įdomu per Šiaulių naktis arba per Šiaulių dienas. Tuose pačiose erdvėse. Kažkodėl visi išlenda iš savo kiautelių ir viskas vyksta. Greičiausiai tai yra bendro mūsų kasdienio gyvenimo, kasdienės įtampos išdava, kai mes esame varyti į savo urvelius ir mes ten esame saugus. Ir dėl to mes nenorime eiti į viešą erdvę. Mes viešoje erdvėje esame nesaugus. Mes pirmiausia turime sukurti saugumo jausmą, kad jeigu mes išlysim iš savo namo, iš savo daržo ir iš savo buto ir kažkur nueisime ir mums ten bus gerai ir mes būsime saugus, ten viskas vyks. Grįžtant prie to pačio jaunimo. Šalia universiteto studentų kampo ir šalia buvusio senojo bendrabučio yra apleista tokia arklidė vadinta patalpa, kur vykdavo diskotekos ir ten buvo puikus gyvenimas. Šalia buvo toks skveras. Ten stovėjo kažkada Leninas, po to stovėjo Preikšas, man atrodo, kažkas ar ne, dabar stovi Kuoka. Vat. Ta Kuoka vadinasi paminklas Murkai. Kažkas padovanoja miestui paminklą. Ir sugalvojam, tai net ne paminklo, pinigus tam paminklui. Ir tada sugalvojam, pastatom ten paminklą. Kodėl negalima tų pačių pinigų tam pačiam geradariui mecenatui skirti to skvero sutvarkymui kaip jaunimo viešos multifunkcinės erdvės egzistavimui, aš jau to nebesuprantu. Aš jau tada išvelgiu kažkokius neskaidrumus, tada kažkas neaiškaus, kas vyksta, arba kažkokį tokį siaurą labai matymą. Nes, kaip aš sakau, argi dabar reikėjo to paminklo tam, kad sutvarkyti ant suoliukus. Ar be paminklo to atsiradimo negalima nupjauti žolės ir prižiūrėti medžių. Mano asmeninė nuomonė jau tada buvo, kad būtent šita erdvė, ne gatvė, o būtent tas parkas ar skveras, kur aplinkui yra mokymo įstaigos ir pro kur yra vaikščiojama begalė žmonių ir ten galima saugią erdvę sukurti, ten yra mašinų, ten nereikia vaikščioti per gatvę ir ten yra jaunimo vieta, ten yra bendrabučiai. Ir pažiūrėkit, kas vyksta. Kai neteisingai yra planuojami srautai, atmiršta tam tikros erdvės, jos miršta mieste. Bendrabutis vienas mirė, dabar kiti bendrabučiai miršta. Mes nesugalvojam, ką ten padaryti. Mes kūrėm kažkokius pseudoklasterius, dar kažkokius ten velnius sukūrėm dirbtinai sėdėdami kabinetuose, nepasižiūrėdami, nes tų diskusijų gyvų nevyksta, mes neturim iš kur pasiimti idėjų. Aš dėl to ir dariau akciją Dešra savo pilietinę per Šiaulių naktis, kur iš fontaną buvo pavertęs fontaną dešromis. Tam, kad tai inicijuotų diskusiją, kad tai sukeltų galbūt pasipiktinimą žmonių, ką tu čia sau leidi, kad tame sudalyvautų, nežinau, profesionalai šnekėdami, ar taip galima, ar taip negalima, vien tam, kad aš šiai dienai esu prieš paminklų statymą, bet ta prasme paminklų statymą, kad nebe praeitas šimtmetis, kur paminklas yra kaip kažkoks tai ideologinis ar kultūrinis žymos taškas, aplink kurį visi turi šokti. Ir erdvė dabar turi būti daugiafunkcija. Žmonės per daug įvairūs, pasaulis per daug sumišo. Jūsų ar mano vaikas ves kinietę ir gyvens kur nors Tailande ir vaikai kalbės neaiškoje kalba ir kam juos priskirti, kas jie tokie, jie atvažiuos čia į Lietuvą ir tokių žmonių daugės. Mes dabar turim pabėgėlių kažkokią tai problemą, kur dar nesuvokiam, kas tai yra, nes tas pasaulis mums nepažinus visiškai. Ir mes toje vietoje įsijungiam jau į problemas, kur šnekam, kaip daryti, kaip su tuo viešumu daryti, ką toje viešoje erdvėje daryti. Gal tai galėtų būti universiteto, kaip institucijos, sakysim, kažkokia iniciatyva? Suprantat, universitetas yra mokymo įstaiga. Jinai nėra įstaiga, kuri dabar generuoja kažkokius miesto pertvarkos procesus. Tai yra lėšos, didžiulės lėšos, tai yra projektai turi būti kažkokie daromi, rašomi. Universitete nėra pajėgų, kurios suprojektuotų tokį objektą. Tai galėtų padaryti tai, kas tai gali padaryti, bet iniciatyvos galėtų plaukti
Aš dėl iniciatyvų tai iš tikrųjų džiaugiuosi, bet man tik tai sakau, norisi, kad tos iniciatyvos rastų, iniciatyva yra savotiška sėkla, kad jinai įkristų ne ant asfalto nukristų, o įkristų į dirvą, išpurentą dirvą, nes iniciatyva labai graži viena buvo aplink Talšos ežerą padaryti taką, viską sutvarkyti. Va. Irgi labai graži iniciatyva, bet jeigu ji bus tik tais, kažkur numesta, neaišku, kas ją paspirs, tą sėklą ir kur nuspirs, ir arba jin tiesiog sudžius numirs, nes tokie projektai, jie labai daug pinigų pareikalauja. Jūs turbūt net nežinot, kad 2000 metais buvo paruoštas, pavyzdžiui, toks pat gražus projektas, kaip sutvarkyti visą ežero pakrantę, visą Frenkelio fabriką, sujungiant kartu su Prūdelio teritorija, ten padaryti kiaurą pėsčiųjų gatvę. Tas maketas kabo savivaldybė ant sienos. Tai yra kiekvieną dieną gyvas priekaištas visiems mieste atsakingiems už miesto plėtrą, kokia graži buvo idėja ir visiems kasdienis pamąstymas, o kas sutrukdė, nors daliai tos idėjos realizuotis. Vieša erdvė tai čia yra tik tai viena iš formų, o iš tikrųjų tai pirmiausia studentas turi gerai jaustis ten, kuris gyvena, tam pačiam universitete jis turi gerai jaustis. O čia yra svarbiausia.